Tai klausykit, vyrukai, mums, kadangi švietimo, mokslo ir sporto ministrė pridėjo po 10 balų už matematiką, mes išskaičiavom, kad jūs dabar ant kilometro po sekundę numetė. 10 sekundžių greičiau negu pirmų bandymų. Tai jeigu dar kart paleistų, kiek dar numestumėt? Manau, dar 10. Vis drąsiau, vis greičiau? Jo, šiaip pasijautė, kad visai kimba, padangos, atsirado pasitikėjimas, stabdymai vėliau ir labai smagiai susivažiavo. Dėl to ir 10 sekundžių turim. Bet manau, kad ir kiti lygiai tiek pat turės. Nu, jaunimas ten iš sprinto ir 20 numesdavo, bet suprantu, kad pirmas bandymas buvo toks su viena koja ant stabdžio ištisai. Kuo daugiau numetį reiškia, labai pirmą kartą turėjai daug rezervo. Supratau, gerai, sėkmės. Rokai, tai kaip tokį tarpinį lyderį galim sveikinti kol kas, panašu pagal rezultatus. Tai mūsų tikslas net, nelideriauti, testuoti, mes darom pakeitimus, bandom kaip jie veikia. Aišku, važiuojam nelėtai, iš tikrųjų saugiai. Dabar tai piktas ant savęs, nes tokia tragedija buvo su stabdymais į stabdymo zonos, tos stabdymo esos vadinamas. Tai pikau kiekvieną kartą pradėjęs per anksti stabdyti. Ir vėl. Bet, žinai, tokia taktika nenubrėžta automobilio ir building confidence ant pirmo čempionato etapų. Tvarkoj, sėkmės. Ar čia jūs taip greit atvažiavot, ar dar nespėjo sistema užskaityti rezultatų? Nežinau, ar lyderiais tampat ar nelabai. Antras važiavimas greitesnis? Švaresnis, bet manau kolegos irgi lygiai tokį patį geresnį važiavimą. Vieni 10, kiti 5 sekundėm pasigerino. Tai nežinau, švariau gavosi, tiesą pasakius laiko nepažiūrėjau, nes jūs labai greitai mane pagavote, bet mes čia nesivaikyti to rezultato, mes čia tam, kad padirbti darbą, kad ateityje būtų rezultatas. Darbas tas dirbasi gerai? Viskas gerai, viskas puiku, ačiū. 5 sekundės antrų bandymų numetėt nuo pirmo galimai. Drąsiau, greičiau jaučiasi, kad važiuojat? Su kiekvienu tuo greičio ruožu, net ne su greičio ruožu, su kiekvienu posūkiu tu surandi daugiau pasitikėjimo, kad ta mašina gali tiek ir tiek. Nesinori išmesti visus kozerius į pirmą posūkį. Tai mes, kaip sakiau, laiko turim, tai po biškučiuką surasim tą savo greitį. Manau, kad važiuosim iki kažkokio tai daugiau, mažiau suvokiamo ir tada jau liks tik tai poliruoti, poszlifuoti. Aron, wszystko dobrze? Bardzo dobrze, poszło nam dobrze, dużo lepszy drugi przejazd, poprawiliśmy błędy. Okej. Marių mirksintis avarinis, tai jau čia kažką nelabai gero reiškia. Jo, bet nebesuprantam jau kas yra. Galvojam, čia jau aiški problema, bet tai dabar, mažiau buvo bėdų, bet, nebežinau. Kažką reikėjo žiūrėti. Iš kito karo turėjom, langas, matosi, iššoko, bet jo, negalim važiuoti. Per šitą servisą tikėtina, kad išsispręs ar čia? Aš manau, 2 valandas. Labai tikiuosi, nes, žiauriai smagu. Nervuoja, ne? Jo, žiauriai. Gerai, važiuokit į servisą. We have a puncture. We have to change puncture. Okay. We go further a bit and change. Good. Pauliaus sprinto kategorijos kolegos, kai kurie 20 sekundžių numesdavo, jūsiški arba 5 arba 10. Pas jūs 9, suprantu. 16 nuo? Pirmą kartą. Tai pirmas kartas tada buvo labai nedrasus. Interkomas neveikia normaliai. Dabar. Šiaip viskas važiuoja. Jo, matau, kad konkurencija iš ties labai bus. Tai kaip pernai, šiemet bus labai, sakyčiau, labai visi bus arti šalia vienas kito, tai Tas sekundės reikia gaudyti. Tai reikia dabar pasitempti patiem ir atsipūsti ir ieškoti geriausio savęs. Gerai, sėkmingų paieškų. Eugenijau, kiek jums sekundžių antrų bandymų pavyko numest? Oi, nežinau, Mariukas turėtų žinot, bet nestebuklas, manau. Tai pirmų važiavot maksimaliai ar dabar kažko? Bandėm dadėti kažką, nežinau, ar gavosi. Per anksti tos šikanus labai greitai iš tikrųjų. O mes jau seni. Nesakykit, nesakykit. Viskas gerai. Čia daugelis dėl to stabdymo, kad sakė kažkaip tai... Tai va tas, kad tu atini 108 turi sustoti iki 30 ir tada toksai, žinai, kaip sakyti. Viskas gerai, tikrina, ar mes stiprus, žinai. Gerai, tai gerų paieškų. Hello, how are you? Very well. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. I'm buzzing with the adrenaline. Okay. Thank you very much. Aš Arai girdėjau iš publikos, kad sakė, Aras važiuoja, net nepamojuoja tiem žiūrovam. Tai kaip čia dabar taip? Čia susirinko 3000 dėl tavęs fanų. Žinok, nespėjau aš pamojuot. Tai va klausimas, kodėl visi sakė mojuojam, už tai ten laikas ne kažką, jūs čia minėt maksimaliai? Nespėjau, tiesiog
Protas per netiek greit pirmą. Labai greitai tie pirmie ruožai, ne? Ja. Bet patenkinti viskas Labai, tvarkoja. labai. Nu tai gerai, Viskas viskas gerai. Islandai čia pajokavau, nebijau, viskas gerai. Nu tai projektas tėvystė veža kaip? Labai gerai. Antrą kartą labai gerai. Pirmą kartą piški primygę gal buvom, dabar tai jau gerai. Kiek sekundžių numetėt ar ne, nelabai jau suskaičiavot? Nežinau. Bet, Ne, dar nes, bet nežiūrėjau. jaučiasi, kad drąsiau, greičiau, geriau. Patiko tikrai labiau. Laikas kartais ne visada koreliuoja su jausmu, bet turėtų būti geresnis. Nu gerai, tvarkoj, sėkmės. Good morning. Morning. What do you think about first super stages? I like it very much, but for me, I have a lot of fear because first time that I drive so fast on the gravel surface, so everything's new for me. I can see now what I have to do with my mind and what to train. Okay, good luck. Thank you. Labai atsiprašau už dulkes. Nu, aš galvoju, kad čia, kaip sakyt, kondiškės nepataisai, va ten už dabar čia turi vedintis. Nu, turim ką turim. O šiaip, nu gerai, be dulkių, Jokių bėdų, labai smagu sugrįžti, labai smagu vėl pradėti sezoną nuo Visagino ir matyt po žiemos nelabai kas ir pasikeitė. Su mašinuku viskas ok ir su mumis irgi. antrų mėginimų per kiek greičiau nuvažiavo. 11. Čia, kaip sakyt, po sekundę kilometrų. Jo. Nu gerai, šaunuoliai, gero tempo. Viskas vietoj. Labai gerai. Dulkių atvežė, tai čia visą kalną. Nu jo, kažkaip dulka šiandien sausoka, bet smagu. Kas minutę ne per greitai, kaip sakyt, ten trasoje netrukdo dulkės minų Šiaip maksimaliai. netrukdo, taip aišku reikia apsiprasti. Yra ten sutinki jų, bet viskas gerai. Kol kas viskas jūsų tempu, viskas gerai, viskas pagal planą. Kaip treneris sakė, kad man jūsų problema. What do you think about first super stages? They were really nice, very, very fast, and some really tricky places like slippery parts. Overall, I liked it quite much, but I think I would prefer like more technical stage. And yeah, I'm really happy with the tires, with the whole setup, everything is just working well, so thank you. Kažkaip Mindaugai šiandien ne visom Subaru komandom sekasi, pas jūs viskas pagal planą, viskas gerai? Planas buvo, yra ir bus, viskas labai gerai. Kol kas Stabdžiai tikrai vietoje, arkliai vietoje, ekipažas vietoje. viskas vietoj. Kažkas tai truputį ten mačiau atsilupo, bet čia nieko tokio. Įspūdžiai ir emocijos, viskas. Geras. Labai platu, greita, labai gerai. Bet kai kažkas sakė, nuo 180 iki 30 reikia stabdytis, tai tada sakė, nu truputį erzina. Nevažiavom 30 niekur. Ir 108 nevažiavo. 108 nepasiekė. Nu tai pasidė pasonas, pažesnis galas. Nieko pasieksim. Sėkmės. Ačiū. Kaip langelyje žmonės gyvena? Gerai gyvenam. Viskas, bet pasiūdžiai, nieks neburzgė, viskas kaip gerai girdisi. Taip, jau išjungiam, viskas gerai. Kiek antrų bandymų pasigerinot laiką? 15 sekundžių, džiaugiamės. Tai čia ar antras labai geras, ar pirmas buvo labai atsargus? Ne, pirmi metrai buvo, tai dabar jau drąsiau. Minat ar drąsiau, ar jau drąsiai? Ne, drąsiau tik tai, dar ne visai. Nu tai, kaip sakyt, drąsiau ir greičiau. Tomai, o tėtis sakė, kad, nu, klausyk, nevaryk be proto ir pasaugok mašiną, ar nebuvo tokio nurodymo? Ne, nebuvo, žinau, kad mums net sakyti nereikia. Vėlgi, nauja pavarų dėžė. Labai sunku su ja išmokti, labai sunku. Vis dar nesuprantu, kaip su ja elgtis. Tai čia palauk, automatas pas tave dar pasakiau kas nors, ne? Kaip sakai? Automatas? Aha, automatas. Būt Tai gerai. ką čia, pirmas, antras, trečias, važiuoji? Nu, bet matai, 1, 2, 3, 4 gugut. Bet kai reikia iš 5 į 4 kišt, aš 3 kartus money shiftinau į 2. Taip variklis gali susprogdinti, tai vat, ir matai, ričiaga tai persisuka ir automatiškai man kitoks gripas. Nu, gyveni ir mokaisi. Jo. Antrų kartų kiek sekundžių numetėt, jeigu numetėt? Jama 14 gal. Nu tai Nu, mes pirmų labai silpnai kažkaip, dabar visai nieko jau Nu tai buvo. va, tai viskas bus tik geriau ir geriau. Aš jau norėjau sakyti juokūti, kad ar nuotkus mirksėjo, bet žinok, dabar atvarė, tai vos spėjo sustabdyti. Čia dabar Jo, jo, jo. Nu, nuotfis greit. A jūs ką, jūs irgi greit? Nu, mes vargstam, bandom, matai temperatūrą, va, 110, žinai, bandom. Žinok, laukia irgi plus 20. Nu, taip, Jūs čia jungit kondiškį ir 110. Kažkaip per karštą. Nu gerai, važiuokit visi. Tik neprašykit pūstės, vakar vėl jau gulti.
O tai Remigijus nepasakė, kad ten tas jau finišas kokius 300 metrų atgal buvo? Jis nesakė, jis rėkęs. Stop. O man, žinai, biškį jau užsivedžiau, tai biškį kaip tas bulius. Galvoju, kad jo, kažkaip finišas toliau užsitiklina, tai... Kiek sekundžių numetėt antrų bandymų? 14. Normaliai? Normaliai. Jau sakau, po biškį pradėjom jausti automobilių, nes pirmą kartą tai be testų, be nieko, tai buvo biškį prašiau, dabar jau pasigerinom. Nu gerai, važiuokit gerint toliau. Nu tai labas rytas ir jau labą dieną. Labą dieną. Ko dabar labiausiai norėtumėt? Dar kartą? Aš laukskis kokios šaltos giros, šaltybarščių. Labai geras dopas, antrą kartą truputį stenogramą pasirakoregavom, tai dabar kiek sekundžių? Nežinau net. Bet normaliai, ne? Manau, kad kelia. Nu, tai arba pirmas buvo geras, arba antras nelabai. Nes čia visi po 15, po 20 žinok metų. Nu gerai, kiekau, yra kas 4. Smagu, laukiam kitų greičio ruožų ir norim gazuoti. Treniruojamės, tai labai puikiai treniruotė dabar. Gerai, tai gero, kaip sakyt, gazavimo. Užduočiau labai nepadorų klausimą, vyrukam dulkės labai patinka? Nu, nepatinka, bet šiaip normaliai visai. Kas minutę nebuvo ten, kaip sakyt? Ai, ne, visai tvarkingai dar žinokit padarėm. Būna blogiau. Kiek sekundžių numetėt antrų kartų? 16. Tai... Pirma labai taip atsargiai. Vis tiek be treniruočių važiavom, tai... Bet tai gal čia kaip nėra ko laužti nuo pat... Jo, labiau pasitreniruoti čia, bet šį kartą jau patiko dabar jau. Antras dopas gerai buvo. Trečias, ketvirtas bus labai jau. Manau, taip. Jau finišas bus torto gabaliukas. Kuo toliau, to smagiau. Taip, kuo toliau, to smagiau. Sėkmės. Labą dieną. Ir kaip jūs gyvenat? Dabar jau puikiai. O kurioje vietoje buvo nepuikiai? Buvo, va čia va nei vieno bėgio, liko ketvirtas pirmų greičio ruožo. Ir važiavom ir Romukas sako su automatu, nes daugiau nėra ką veikti. Taip ketvirtas. Turi tik ketvirtą. Dar gali turėti ketvirtą arba ketvirtą, bet mes pasiėmėm ketvirtą. Ir varėm visą dopą. Bet o buvo 4 varomi gal tada, kai vienas ketvirtas? Ne, vat nevarė 4. O dabar turim jau bėgas ir visai... O tai čia mechanikai per tą pertraukėlę surado, ar tu čia pameistravai ir... Tai mechanikai, nu tai net nekėliau mašinas, galėjau susitvarkyti. Prie paspardė ratų ir atsirado. Nežinojau, kad servizan važiuojam sutvarkius, tai net nieko nedarėm, o mechanikai, jeigu šiandien jau mašiną po stogo atkėlė, tai manau, jiem čia traukutę sutvarkyti, tai čia... Čia iš jūsų garažo kažkam jūs stogai? Jo, Prokopas Ernestas su Mindaugo varžo. Matėt, kai virto, tai važiuoja toliau. Važiuoja, normaliai lipneškės priklijuota ir... Jo, tai grįžko jau reduktorių pakeitėm, žodžiu, viską. Gerai, tvarkoj, važiuokit, sėkmės. Telšinauskas labai daug įspūdžių turėjo, tai dabar jūs jau lakoniškai varykit. Viskas gerai, ar viskas sudėtinga, ar viskas labai gerai? Viskas gerai, aiškiai, sugebimo daug pasidarė ir labai linksma. Kiek sekundžių mažiau pasidarė antrų bandymų? 5. Nu tai per vis tiek, pusę sekundės kilometrų. Iš pirmo karto reiškia, gan greit suvažiavom. Jo, o šiaip jau jausmas viskas vietoj, įgūdžiai visi... Taip, viskas tinka. Nu tai gerai, tvarkoj, laikykit. Klausyk, telefonas rankoje, ne? Skaičiukai rezultatų geri, gražėjo? Nu, stabilus. Kiek numetėt sekundžių, ar, kaip sakyti, ir pirmų ir antrų kartų vienodai? Žinokit, dabar šiek tiek geriau gaunasi. Nu, kadangi pirmas greičio ruožas, kuris šiek tiek neįprastas, bet dabar jau greitėjam. Gerai, tvarkoj, važiuokit, netrukdom. Atsiprašau, dulkių prileisim, bet jau ką jau darysi. Galim kokią padangą pakeisti, ar dar, bet nieko nereikia panašu. Ne, viskas pas mus gerai, bet mums čia buvo pirmas greičio ruožas vietoje antro, nes pirmam nusukom pusę. Tai dabar jau pas viskas, jau rally 2, ne, gaunasi? Bet dabar viskas veikia? Viskas veikia. Nu, supratau, tai nelaužykit pusę šių visai gerai. Kam dabar SMS-us jau rašai? Kaip rezultatai gerai viskas, ar? Manai, ne rezultatas, nes ne dabar truputį atsikėls, bandom sumajom ir gaut tą pasitikėjimą, tai vis po truputį vis gerėja. Manau, tikslas visus kilometrus susirinkti ir aišku, stabiliai tos kilometrus renkam greitė, tai tiesiog renkam juos ir tobulėjam. Gerai, tvarkoj, sėkmės. Sveiki, Juozai, mes čia tą gantą girdėjom, kad jau reduktorius antras, ne? Ne pas mane. O ką jums darė? Ne, pas kitus. Ai, nes Šinauskas sakė. Pas Kryškų. Ai, tai gali būt. O pas jūs viskas? Jo, super, duokit dar, kartuot norim. Kiek jau dabar numatėt antrų kartojimų? 10 sekundžių, 12, 15? 9 liktai. Tai dar 9, žiūrėk, ir važiuosiu, tai jau kokią ten, kaip sakyt... Duokit kartuot žodžiu. Eisim pasitart su organizatoriais, gal leis. Ačiū.